Eteryje laida Polis ant kalvos. Sveiki, brangus XFM radio stoties klausytojai. Šiandien laidoje dalyvauja Zenonas Buivydas, Misionieriško labdaros fondo Šviesa rytuose valdybos pirmininkas ir Lietuvos krikščioniško fondo vienas iš steigėjų, ir svečias iš Kanados Art Defer, verslininkas, visuomenininkas ir vienas iš LCC Klaipėdoje pagrindinių steigėjų, ilgametis jos valdybos pirmininkas. Sveiki, brangus XFM radio stoties klausytojai. Pirmą klausimą, kurį norėčiau užduoti mūsų gerbiamam svečiui, tai būtų ne per seniausiai Vengrijos vyriausybės vadovas Viktoras Orbanas Jungtinėse tautose įspėjo, jei esamos tendencijos nesikeis, Europa bus destabilizuota. Kaip vertinate susidariusią situaciją Europoje dėl pabėgėlių iš artimųjų rytų? Well, I think in terms of the current situation with immigrants, refugees, economic migrants, whatever they all are, I think the situation is out of control, not only because of the numbers, but I think the lack of preparation and the lack of an idea what it means to deal with people coming into Europe. I think that people are overwhelmed with the numbers, but I think there's also a lack of perspective on that. Europe is a continent with 500 million people. Canada, we have an immigration program which is deliberate. It's been running almost as long as the country has been there. But in the last 10 years or so, our rate of immigration is 0.8% of our population each year, just under 1%. If the same numbers would come into Europe each year, that number would be 4 million. And the number that's coming in is a very small fraction of that. So the problem isn't, and we absorb them very well, so the problem isn't the numbers, the problem is the idea that we are a society which can deal with diversity, deal with outsiders. Aš manau, kad dabartinė situacija su imigrantais, pabėgėliais, ekonominiais imigrantais, kas jie bebūtų, yra nevaldoma. Ne tik dėl jų kiekio, bet ir dėl pasiruošimo stokos, nesupratimo, kaip elgtis su žmonėmis plūstančiais į Europą. Žmonės yra priblokšti skaičių, bet taip pat yra ir nesugebėjimas pamatyti visumos. Europoje gyvena 500 milijonų žmonių. Kanadoje mes turim tikslingą imigracijos programą, ji yra vykdoma nuo pat valstybės įkūrimo. Bet apie pastarųjų 10 metų metinis imigrantų skaičius yra 0,8% mūsų populiacijos, vos mažiau nei 1%, ir mums puikiai pavyksta juos integruoti. Jei procentaliai tokia pati dalis atkeliautų į Europą kasmet, jų būtų 4 milijonai. O dabartinis imigrantų skaičius yra labai maža to dalis. Taigi problema ne kiekis, problema yra pati idėja, kad mes esame bendruomenė, galinti susitvarkyti su įvairovė ir pašaliečiais. Gerbiamas Artai, stebint vaizdus per masinės informacijos priemonės, susidaro įspūdis, kad tai tikras senojo žemyno užėmimas be ginklo. Ar tai nėra Trojos arklys Europai? There's several answers to that question. For centuries, Europe moved into the rest of the world. The British had the biggest empire, the French had a big empire, the Portuguese, Spanish took over all of the Americas or Central and South America. So the question is, for centuries, we felt it was perfectly fine not only to move in there, but we completely changed those societies. We gave them languages, we changed their systems, and we somehow thought that was fine. Now the world has changed, the pressures are in different places, and so now a small fraction comes in because of war, a war which is not completely disconnected with the history that we helped create. You know, the problems with Syria and Iraq, the borders, who drew those borders? Who started many of the wars in over there? The line between Syria and Iraq and Saudi Arabia, who made those borders? Who appointed the kings? So we're dealing with a history that we were a very important part in creating, which was designed to suit ourselves and not maybe the situation there. It eventually collapsed like a lot of people predicted it would. It's not an easy answer. The other question is, so we have to understand our history first of all. The other question is very important, is a Trojan horse that implies something sinister or evil is being smuggled in. What is it that's being smuggled in? So
when we smuggled Christianity into the rest of the world, that somehow was okay. That also implies that there's a plan, that these people are organized together with an idea. Virtually all of the people running, not all of them, but virtually all of the people moving into Europe are moving because they are trying to save themselves and their family. I just came back from Jordan a week ago, and after 4 or 5 years in refugee camps, people are not leaving because they're hungry and aren't being fed. These are often middle-class people, well-educated, and they're saying, we are losing our children. We have to go somewhere because my children are out of school. They are growing up under very, very bad conditions. So most of these people are moving to save their children. The young people are moving to have a future. Very few of these people have any idea of changing Europe. They would like to join Europe. But now, the fact that they're different culture, they will make a change. But that they're not sitting there saying, let's go to Europe to change it. They're saying, I want to go to Europe to save my children. I want to go to Europe to give myself a job in the future. Yra keli atsakymai į tą klausimą. Amžių amžiais Europa judėjo į likusią pasaulio dalį. Britai turėjo didžiausią imperiją, prancūzai turėjo didelę imperiją, portugalai, ispanai užėmė Centrinę ir Pietų Ameriką. Taigi klausimas tas, kad daug amžių mums atrodė gerai ne tik brautis ten, bet mes visiškai pakeitėme tas bendruomenės. Davėme jiems kalbas, pakeitėme jų sistemas ir mes manėme, jog tai yra gerai. Dabar pasaulis pasikeitė, spaudimas kitose vietose. Taigi dabar maža dalis atsikrausto dėl karo, to karo, kuris nėra visiškai nesusijęs su istorija, kurią mes padėjome sukurti. Problemos su Sirija ir Iraku, sienos, kas nubrėžė tas sienas, kas pradėjo ten daug vykusių karų. Riba tarp Sirijos, Irako ir Saudo Arabijos, kas nustatė tas ribas, kas paskyrė karalius. Taigi turime reikalų su istorija, kurios kūrime atlikome labai svarbų vaidmenį. Ji buvo sukurta, kad tiktų mums ir nebūtinai buvo sukurta, kad išvirstų į tokią situaciją, kuri yra dabar, nors daug žmonių prognozavo, kad būtent taip ir įvyks. Nėra lengva atsakyti. Visų pirma, turime suprasti savo istoriją. Pasakymas Trojos arklys reiškia kažkokius piktus kėslus, kad kažkas yra paslapčia įvežama. Kasgi tai galėtų būti? Kai mes paslapčia įvežėme krikščionybę į likusią pasaulio dalį, tai kažkodėl buvo gerai. Taip pat Trojos arklys perteikė mintį, kad yra kažkoks planas ir šie žmonės organizuotai veikia vedami bendros idėjos. Praktiškai beveik visi šie žmonės kraustosi į Europą, nes nori išsigelbėti ir išgelbėti savo šeimas. Aš prieš savaitę grįžau iš Jordano. Žmonės 4-5 metus praleidę pabėgėlių stovyklose iškeliauja ne dėl to, kad yra alkani ir nepamaitinti. Tai dažniausiai išsilavinę vidurinės klasės žmonės, kurie mato, kad praradinėja savo vaikus. Jie mato, kad jų vaikai ne mokykloje, kad auga labai prastomis sąlygomis. Taigi dauguma šių žmonių kraustosi, nes nori išgelbėti savo vaikus, jaunimas kraustosi, kad turėtų ateitį. Labai nedaugelis iš šių žmonių masto apie Europos pakeitimą. Jie norėtų prisijungti prie Europos. Tas faktas, kad jie priklauso kitai kultūrai, sąlygos pasikeitimus, bet jie nesitarė susėdę ir nesako, keliaukime pakeisti Europos. Jie sako, aš noriu keliauti į Europą, kad išgelbėčiau savo vaikus, aš noriu keliauti į Europą, kad rasčiau savo darbą ir ateitį. Dabar padarykime pertraukėlę ir pasiklausykime muzikos. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Taigi, brangus klausytojai, šiandien mūsų studijoje svečiuojasi Misionieriško labdaros fondo Šviesa rytuose valdybos pirmininkas Zenonas Buivydas ir svečias iš Kanados Artas Deferas. Tęsiame mūsų diskusiją. Nepaslaptis, kad pabėgėliai su savim atsineša savoją kultūrą, tradicijas ir religiją. Kokie grėstų pavojai krikščioniškai močiutė Europai? Well, first of all, I'll start with a question. Tomorrow is Sunday. Yes. What proportion of Europeans will attend church tomorrow? Do you think it'll be 10%? I think that would be high. Maximum. That'd be high. Maybe 2 or 3%. No, maybe 5.
So what are we defending? Are we defending Christianity when nobody either believes or goes to church? So what are you defending? So yes, there is a culture that we have built and become used to. To call it a Christian culture may be a little bit false today. It grows out of a heritage, but it's a heritage of many other things as well. I think the important question is that there's many things about our countries, our civilization that we value, how it runs, how it works. And I think the important part is to try to have people come in and join the culture and appreciate the values. I live in Canada. The city of Toronto today is one of the great cities of the world, often rated one of the best places to live. Toronto today is 50% immigrants. And let me tell you, those immigrants are not from Sweden and Germany. They're from the rest of the world. Toronto is considered a great city to live. Are there some problems? Absolutely, as there's problems anywhere. But the diversity, what we are trying to do in Canada, we are interested in making the people who come into Canadians and successful citizens. We don't want to put them in asylum and keep them alive. We want them to get jobs. We want them to get educated. We want them to be successful. An interesting statistic in Canada, which I do a lot of work in this area, the children of immigrants in Canada are, if you're the males, if you came as a child or born from immigrant families, the males who come in are 80% more likely to have a university education. The immigrants compared to Canadians who've been long-time Canadian. The females, 40-50%, only because more of the Canadian females already have an education. So what the immigrants that we're bringing in, the first generation is much more educated than our Canadians. And they work harder. So said, what are we afraid of? Educated, hardworking people? But you have to allow people to become educated and give them opportunity and treat them as citizens you want, not as citizens you're afraid of. Visų pirma, pradėsiu su klausimu. Ateis sekmadienis. Kokia dalis europiečių eis į bažnyčią? Ar manote, kad tai bus 10%? Aš manau, kad tai būtų labai daug. Galbūt 2 ar 3%. Taigi, ką mes giname? Ar mes giname krikščionybę, kai niekas netiki ir nebeina į bažnyčią? Ką jūs ginate? Taip, yra kultūra, kurią mes sukūrėme ir prie kurios pripratome, bet vadinti tai krikščioniška kultūra gal šiandien jau būtų neteisinga. Ji išaugo iš paveldo, bet tas paveldas turi taip pat ir daug kitų dalykų. Manau, svarbiausias klausimas yra tai, kad yra daug dalykų mūsų valstybėse ir mūsų civilizacijoje, kuriuos mes branginame. Kaip jį veikia, kaip jį dirba, ir manau, svarbiausia dalis yra bandyti kviesti žmonės prisijungti prie kultūros ir puoselėti jos vertybės. Aš gyvenu Kanadoje. Toronto miestas šiandien yra vienas didžiausių pasaulio miestų, dažnai įvertinamas kaip viena geriausių vietų gyventi. Šiandien 50% gyventojų Toronte yra imigrantai. Ir leiskit pridurti, kad tie imigrantai nėra atvykėliai iš Švedijos ar Vokietijos, jie iš kitų pasaulio vietų. Torontas laikomas puikiu miestu gyventi. Ar yra kokių nors problemų? Tikrai taip, kaip ir jų yra visur. Kanadoje mes esame suinteresuoti, kad žmonės, kurie atkeliauja, taptų kanadiečiais ir sėkmingais piliečiais. Mes nenorime suvaryti jų į prieglaudas ir išlaikyti juos, kad jie būtų gyvi. Mes norime, kad jie įsidarbintų, norime, kad jie gautų išsilavinimą, norime, kad jie būtų sėkmingi. Įdomi statistika Kanadoje, liečianti imigrantų į Kanadą vaikus, nes aš daug dirbu šioje srityje. Vyrai, kurie persikėlė į Kanadą, būdami mažais vaikais ar gimė čia, imigrantų šeimose, 80% dažniau įgyjo aukštąjį išsilavinimą nei senbuviai kanadiečiai vyrai. Moteris 40-50% dažniau ir tik dėl to, kad daugiau moterų kanadiečių nei vyrų įgyja aukštąjį išsilavinimą. Taigi, ką atneša imigrantai? Pirmoji jų karta yra daug labiau išsilavinusi nei mūsų kanadiečių ir jie yra žymiai darbštesni. Taigi, ko mes bijome? Darbščių, išsilavinusių žmonių? Taigi, reikia leisti žmonėms
lavintis ir suteikti jiems galimybės elgtis su jais kaip su piliečiais, kurių norime, o ne kaip su piliečiais, kurių bijome. Ar tai galėtumėm teigti, kad tai testas Europos krikščionybei? Galbūt visai krikščionybei? Well, I think we have to, first of all, believe we are Christians and act that way. I think the world, I understand the fears. The world is changing. The world is under stress in many, many places. And I think the challenge for all of us, including Islam, has a serious problem. Islam has the problem that it has not learned to live as easily with others. Okay, and they have a problem within themselves, and they have a problem with others. So it's not that I don't want to pretend that Islam has no problems. It does. On the other hand, the great majority of people want to live normally like you and I do, or like most people do. We have to, there's some serious mistakes. For example, you can't do like Germany did, bring people from Turkey and for generations deal with them in a way where they remain separate and isolated, less educated, less wealthy, and then expect that not to become a problem. If I go to Winnipeg and I hear a person's from India, my first thought is probably a professor or a doctor or something like that. So the idea that these people are all poor and doing the work you don't like, then you've got the wrong approach toward immigrants. Immigrants can be just as successful as a Lithuanian or a German or a French person. Much of it has to do with how we deal with immigration, and putting a lot of a different group in a cluster where they don't integrate is not the right way to do that. Na, manau, visų pirma, mes visi turime tikėti, jog esame krikščionys ir taip elgtis. Aš suprantu, kad žmonės bijo, pasaulis keičiasi, labai daug kur tvyro įtampa ir manau yra iššūkis mums visiems, įskaitant islamą. Islamas turi rimtą bėdą, jis neišmoko gyventi su kitatikiais. Jie turi problemų tarpusavyje ir su visais kitais. Nėra taip, kad teigčiau, jog islamas neturi problemų. Jis jų turi. Kita vertus, didžioji dauguma žmonių nori gyventi normaliai, kaip ir mes, kaip ir dauguma žmonių. Yra padaryta rimtų klaidų, mes negalime elgtis taip, kaip pavyzdžiui elgėsi Vokietija, atsiveždama žmonės iš Turkijos ir per kelias kartas laikė tos žmonės atskirus ir izoliuotus, mažiau išsimokslinusius, mažiau pasiturinčius ir po to tikėtis, kad tai netaps problema. Nuvykęs į Winnipegą ir matydamas ten žmogų iš Indijos, pirma mintis, kurią pagalvoju, yra turbūt profesorius ar daktaras ar panašiai. Ir idėja, kad šie žmonės yra vargšai ir dirba tuos darbus, kurie jums nepatinka, yra neteisinga. Imigrantas gali būti tiek pat sėkmingas kaip ir lietuvis, vokietis ar prancūzas. Labai daug priklauso nuo to, kaip mes rūpinamės imigraciją. Patalpinti neįsiliejusią grupę į tokią aplinką, kur jos nariai negali integruotis, tikrai nėra teisingas požiūris. Padarykime muzikinę pauzę ir netrukus vėl grįšime į studiją. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Tęsime mūsų diskusiją su mūsų svečiu iš Kanados, Artu Deferu, kuris yra verslininkas, visuomenininkas ir Klaipėdoje esančio LCC universiteto ilgametis valdybos pirmininkas. Ir šiandien klausimus užduoda Misionieriško labdaros fondo Šviesa rytuose valdybos pirmininkas Zenonas Buivydas. Prieš kurį laiką mačiau per televiziją Merkel susitikimą su Vokietijos moksleiviais. Mergaitė palestinietė, bebaigianti mokyklą Vokietijoje, verkdama pasakė, kad jų šeima bus deportuota atgal į Palestiną. Visi sulaikė kvapą, laukė atsakymo ir ponia Merkel mergaitė pasakė, įstatymas yra įstatymas. Ir visi dar už tai ją pagyrė, kad ji nevaidmainiavo prieš ją. Po kurio laiko radikaliai pasikeičia Vokietijos kanclerės pozicija. Kaip tai suprasti? Ar tai nėra kažkas, apie ką stipriai nutylima? I can't speak for Mrs. Merkel or the changes that are happening in Germany. But I think that what is happening, this is not a totally new problem. Just the numbers and the things are new. The immigration problem has been going on for a long time. There's 60 million people who are in refugee camps or displaced, plus all the people who just want to work for a better life. Lots of wars going on. So this is not new. Something happened, I think, in Syria. We were 4.5 years into a problem, and like I said, I was just there.
and the people have said, we're giving up. We see no end to this, and I'm going to go save my family. So suddenly everybody began moving at the same time, and it overwhelmed things. I'd say another answer, I can't speak for Mrs. Merkel, but the population of Syria was very well educated. The people who have moved first are the educated people, the middle class, who look for something for their children. So, I mean, now you can be a little cynical, but my guess is that, and the other part is the Syrian population is quite mixed. It isn't a single group, the way, say, the Turkish population is, which is Turkish from the poor parts of Turkey and Sunni. Well, they're one religion, one group. The Syrians are Christian, they're Alawites, they're Druze, they're Sunni Shias and others. It's a very mixed population. They're also very well educated. So if you want to be cynical, you might say, Mrs. Merkel said, if I act quickly and invite the Syrians in, we will all have to take some refugees. I get the best ones because I picked first. And I would say the Syrians will be one of the easiest groups to integrate. So then they'll say to France and the others, you take the others who might be more difficult. So I would say from Germany's point of view, if they get the middle-class Syrians and treat them well, they will in 10 years, 15 years say, we did okay. Negaliu kalbėti už ponę Merkel ar pasikeitimus vykstančius Vokietijoje. Bet manau, kad tai, kas vyksta, nėra visiškai nauja problema. Nauji yra tik skaičiai. Imigracijos problema tęsiasi jau ilgą laiką. 60 milijonų žmonių esančių pabėgėlių stovyklose yra be vietos, plus yra dar daug žmonių, kurie mes norėtume, kad dirbtų dėl geresnio gyvenimo. Vyksta daug karų ir tai nėra nauja. O kas nutiko Sirijoje? Ten jau 4,5 metų yra problema. Aš ten visai neseniai buvau ir vietiniai žmonės sako, mes pasiduodame, nes nematome tam galo. Ir aš eisiu gelbėti savo šeimos. Taigi, staiga visi ėmė judėti iš šalies tuo pačiu metu ir tai tapo nevaldoma. Vėlgi, negaliu kalbėti už ponę Merkel, bet Sirijos populiacija labai išprususi. Pirmieji žmonės, kurie pajudėjo, yra išsimokslinę, tai vidurinioji klasė. Žmonės, kurie nori ateities savo vaikams, galima būti kiek cinišku, bet mano spėjimas yra. Taip pat Sirijos populiacija yra labai maišyta. Ji nesusidaro iš vienos grupės. Neturtingoji turkų dalis ir sunitai yra viena religinė grupė. Sirai yra ir krikščionys, ir aloitai, sunitai, ir yra dar kitų grupių. Tai labai mišri populiacija. Jie taip pat labai išsilavinę. Taigi, jei norėtum būti ciniškas, galėtum suprasti, kad ponia Merkel pasakė arba pamanė, jei aš veiksiu greitai ir pakviesiu sirus, kadangi mums visiems vis vien teks priimti pabėgėlius, man teks geriausiai, nes aš rinksiuosi pirmoji. Ir aš sakyčiau, kad sirai bus viena lengviausiai integruojamų grupių. Ir tada jis sakys prancūzams ir kitiems, imkite tuos, kurie yra sunkesni. Taigi, iš Vokietijos perspektyvos aš sakyčiau, jei jie priims vidutinėje sirų klasę ir tinkamai su jais elgsis po 10-15 metų, jie galės sakyti, mums visai neblogai sekasi. Ar tai? Nėra juk paslaptis, kad turtingosios arabų šalis nusigręžusios nuo šios problemos. Kodėl? Kaip jūs vertintumėte tokią Saudo Arabijos, Jungtinių Arabų Emiratų, Kuveito, Bahreino ir Omano valstybių elgseną? You can't, they're not all the same, but let's take a look at Saudi Arabia, which is an artificial country with one family running the place with 3,000 princes and very tribal underneath with them on top. I think Saudi Arabia is already, they look around them and say it wouldn't take much to create pressures inside Saudi Arabia. If Saudi Arabia ever cracks, it will completely fall apart. So I think that if you suddenly would bring in, because the people who come in will not be like the Saudis, the Saudi tribes, they will add to that. And I would say that Saudi Arabia is probably much more afraid of the refugees than Europe is. Because if they destabilize Saudi, which does not take much, Saudi would completely fall apart. And it would probably be as bad or worse than Syria. So I think while I agree that they send a lot of money, so I'll send money, just don't want people. But I would say those places are
are internally in a great deal of danger of being destabilized. Na, jie visi skirtingi. Pažvelkime į Saudo Arabiją. Tai yra dirbtinai sukurta vieta, kur viena šeima yra valdžioje su 3000 princų ir viduje yra labai gentinė. Manau, Saudo Arabija apsidairiusi aplink mato, kad neprireiktų daug pastangų, norint sukurti spaudimą Saudo Arabijoje. Jei Saudo Arabija kada nors įskils, ji visiškai subirės. Taigi, jei staiga atkeldinti daug žmonių, jie nebus tokie patys kaip Saudo Arabų gentis ir prasidės tam tikras spaudimas. Tad manau, Saudo Arabija kur kas labiau bijo imigrantų nei Europa, nes tik truputį labiau išbalansavus Saudo Arabiją, ji visiškai imtų griūti arba net visiškai sugriūtų. Ir situacija tikriausiai atrodytų taip pat ar dar blogiau nei Sirijoje. Jie duoda daug pinigų, tik nenori priimti žmonių. Bet aš sakyčiau, tom šalims būtų labai pavojinga prarasti vidinę pusiausvyrą. Well, using the Emirates or Dubai or these places, I think the Emirates have a population of 5 million, of which only 500,000 or so are citizens. The rest are all foreign workers who they can send home in 24 hours. They have no votes, no control. If you suddenly bring in another population, which is also Arab, also Muslim, and now is going to stay and presumably claim to be part of the culture, not workers that they can send home, they create a reality that they probably would not know how to deal with. So I think they're all different. The Emirates are more open, but they, again, remember the country is run by 10%, it's owned by 10% of the population. The Saudis, they're all Saudis, but say you read your history 100 years ago, they were all fighting tribes in one, the Ibn Saud family. And so I think these places, I think it is a shame that they're not doing more, but I think they have no capacity, I think, to deal with genuine diversity. They deal with diversity by bringing in people that they can control and send home. Emiratų populiacija yra 5 milijonai, iš kurių tik 500 tūkstančių yra piliečiai. Visi kiti yra darbininkai iš užsienio, kuriuos jie gali išsiųsti namo per 24 valandas. Jie neturi balso teisės, neturi jokios kontrolės. Jei staiga atvežtum dar vieną populiaciją, kuri taip pat yra arabiška ir musulmoniška, kuri apsistos ilgam ir, manykim, tvirtins esanti kultūros dalimi, o ne darbininkai, kuriuos galima išsiųsti namo, jie sukurs realybę, su kuria greičiausiai nežinos, kaip elgtis. Taigi, manau, šios šalis tikrai skirtingos. Emiratai yra atviresni, bet vėlgi, atsiminkim, valstybė valdo 10% populiacijos. Saudai, visi saudai, jei paskaitytum istoriją, prieš 100 metų jie visi buvo tarpusavyje kovojančios gentis ir viena jų laimėjo, tai saudų šeima. Manau, tikrai gaila, kad jie nedaro daugiau, bet manau, jie neturi išgalių dirbti su įvairovė. Jie puikiai susitvarko priimdami įvairių tautybių žmonės, kuriuos jie gali kontroliuoti ir bet kada išsiųsti namo. Padarykime pertraukėlę ir pasiklausykime muzikos. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Grįžtame vėl į studiją ir tęsime mūsų diskusiją. Taigi, dar vienas klausimas, Zenonai. Kokios jūsų įžvalgos, klausantis pasaulio galingųjų kalbų ir stebint jų veiksmus? Well, I think clearly the world generally is not prepared for this kind of emergency, and they still are not. So they're trying to deal with it. There's only 3 countries in the world, maybe I'm missing one, that have actually viewed immigration as a policy which is somewhat positive. It's Canada, Australia, and New Zealand. And every other country deals with it as a problem to be managed. So some manage it a little better, some a little worse, and some not at all. So now suddenly countries that, even Britain, so they from the colonies, people came up, okay, we have to manage something. But none of them had immigration as a policy, which was viewed as positively. So now when you suddenly get this, now in Europe itself, the only immigration you had was some from your colonies, bring people home when the colonies ended.
But those was not really immigration. They were some of their own people being resettled. So there's no history here of genuine immigration. And so there's no policy. And which is unfortunate, and maybe the world will have to come to terms with policies that are much more open. If you read the Human Rights Declaration, it speaks to some of that. I did a speech recently on the Human Rights Declaration, the freedom of movement. So we say you have the right to live within your borders of your country. So I took a map and used the example of Rwanda, okay? A tiny spot in the middle of Africa, and said, you as a citizen of Rwanda, you have all the right to live within your country, but no right to live anywhere else. Who drew the borders of Rwanda? If you live in Schengen Europe, you can live anywhere in Europe. So the same countries that now have Schengen Europe drew the borders of Rwanda and Togo and these places, and you say, thank you very much, you live in that little terrible place, but I have Schengen Europe, I have America, I can travel in 48 states, but you live in your little piece of hell over there. But we made your borders. Because of transportation, because of communication and all the things we see, whether it's television or social media, the world which was separated is no longer as separated. And that's really within the last 25 to 100 years, depending, even transportation. And so what before was separated by distance and time, and this is no longer separated. So the world is going to become more one. The world and each place will become more diverse over time. It doesn't take a genius to figure that out. I'm not saying that every place has to become totally, have no identity, but I think that it's important we learn how to manage it. And if you manage it right, I think there can be very many constructive parts. But the point is, you will need to be more diverse than whether you like it or not. It's really only the question of how well you manage it. Manau, bendrai paėmus, pasaulis nebuvo pasiruošęs tokiai avariniai situacijai. Ir dar vis nėra, tad jie stengiasi tai kažkaip spręsti. Yra tik 3 valstybės pasaulyje, gal vieną praleidau, kurios emigraciją mato kaip daugiau ar mažiau pozityvų dalyką. Tai Kanada, Australija ir Naujoji Zelandija. O kiekviena kita valstybė žiūri į tai kaip į problemą, kurią reikia suvaldyti. Kai kurios su tuo susitvarko kiek geriau, bet kai kurios kiek prasčiau, o kai kurios iš vis nesusitvarko. Žinote, net Britanija, pamačiusi iš kolonijų plūstančius imigrantus, suprato, kad su tuo reikia kažkaip dirbti, bet nei viena iš jų nematė imigracijos politikos kaip pozityvaus dalyko. Taigi, pačioje Europoje imigracija buvo tik iš jų kolonijų ir žmonės grįžo namo, kai kolonijos baigėsi. Ir tai nebuvo imigracija, jie tiesiog bandė perkraustyti savo pačių žmonės. Taigi, šioje istorijoje nėra vykę tikros imigracijos. Labai gaila, sistemos kol kas nėra ir galbūt pasaulis turės susitaikyti su žymiai atviresne politika. Skaitant žmogaus teisių deklaraciją, matome, kad joje apie tai šiek tiek rašoma. Neseniai kalbėjau apie žmogaus teisių deklaraciją ir judėjimo laisvę. Mes sakome, kad žmogus turi teisę gyventi savo valstybės teritorijoje. Taigi, aš paėmiau žemėlapį ir parodžiau Ruandą kaip pavyzdį, mažytis taškelis Afrikos viduryje. Tu kaip Ruandos pilietis turi teisę gyventi Ruandoje, bet negali gyventi niekur kitur. Kas nustatė Ruandos sienas? Jei gyveni Europos Šengeno zonoje, gali gyventi bet kur Europoje. Taigi, tos pačios valstybės, kurios dabar yra Europos Šengeno zonoje, nustatė Ruandos teritorijos ribas, taip pat Togo ir kitų tokių vietų. Ir jūs sakote, ačiū jums labai, jūs gyvenkite toje mažoje siaubingoje vietoje, aš čia turiu Šengeno Europą, aš turiu Ameriką ir galiu keliauti tarp 48 valstijų, bet jūs gyvenkite savo mažame pragaro kampelyje, nes mes nustatėme jūsų valstybės sienas. Dėl transporto, dėl komunikacijos ir visų tokių dalykų, kuriuos matome kaip televizija ir visa socialinė medija, pasaulis, kuris buvo atskirtas, jau nebėra toks. Ir visa tai per pastaruosius 25-100 metų. Pasaulis buvo atskirtas atstumo ir laiko, bet tai jau
nebeskiria mūsų šiandien. Pasaulis taps vis labiau vienalypis. Kiekviena vieta su laiku vis labiau prisipildys įvairovės ir nereikia būti genijumi, kad tai suprasti. Aš nesakau, kad kiekviena vieta turi visiškai išsižadėti savo tapatybės, bet manau, mums yra svarbu išmokti tai valdyti. Ir manau, teisingai tai valdant, galima konstruktyviai panaudoti labai daug aspektų. Esmė tame, kad turėsite būti įvairesni. Nesvarbu, patinka tai jums ar ne. Lieka tik klausimas, kiek gerai jums pavyks su tuo susitvarkyti. Jūsų broliški palinkėjimai Lietuvai. Well, I've been in Lithuania for the last 25 years. Probably this is trip number 50 or something like that. I think it's a beautiful country. I like the people. But 2 years ago, I spoke with on a radio interview, and I also spoke with the government. And at the time, I pointed out that since independence, roughly 25 years, the population of Lithuania has declined 25%. And if you look at the age group of, say, young people, 18 to 30, 35, probably more than 25%. And yet when I said to Lithuanians, to the authorities, so what kind of people would you like? Well, I won't mention any names but no matter who you mention, we don't want those, we don't want those, we don't want those. And then the ones they mentioned, well, maybe some Germans and Dutch and Swedish people say, well, they're not coming. Okay, so then who do you want? So I think that Lithuania needs to decide, when you got a place that's declining in population, I'm a businessman. Am I going to come here to invest for the future in a country that's declining, that doesn't have a workforce? The workforce has gone somewhere else. So Lithuania is going to live, they're inside Europe. They have to decide, are they going to become a country which has a future and is more open, or they're going to become a very beautiful little retirement home? Paskutiniuosius 25 metus lankausi Lietuvoje. Ši mano kelionė į Lietuvą yra turbūt kokia 50-oji. Tai graži šalis, man patinka jo žmonės, bet prieš 2 metus kalbėjau radijoje, taip pat kalbėjau su valdžia ir tada pabrėžiau, kad nuo nepriklausomybės įgyjimo per daugmaž 25 metus Lietuvos gyventojų skaičius sumažėjo grubiai 25%. Ir jei atkreiptume dėmesį į jaunų žmonių amžiaus grupę nuo 18 iki 35 metų, jų tikriausiai sumažėjo dar daugiau nei 25%. Bet kai aš Lietuvos valdžios atstovų, neminėsiu jų vardų, paklausiau, kokių žmonių jūs norėtumėte, iš kur beatvyksiančius piliečius bevardinčiau, atsakymas buvo, šitų mes nenorim. Paklausti, kokių norėtų, atsakė, vokiečių, olandų arba švedų. Na, jie nesiruošia čia atsikraustyti. Taigi, kurių norėtumėte? Manau, Lietuva turi nuspręsti. Pagalvokite, ar aš kaip verslininkas investuočiau į valstybės ateitį, kurioje mažėja populiacija, kuri nebeturi darbo jėgos, nes darbo jėga išsikraustė kažkur kitur. Taigi, Lietuva kaip Europos valstybė turi nuspręsti, arba ji virs valstybė, kuri yra atviresnė ir turi ateitį, arba ji virs labai gražiais mažais senelių namais. Brangus klausytojai, noriu priminti, kad šiandien kalbėjome apie imigraciją Europoje. Man belieka padėkoti mūsų laidos svečiams, Misionieriško labdaros fondo Šviesa rytuose valdybos pirmininkui Zenonui Buivydui ir mūsų laidos svečiui iš Kanados Artui Deferui. Ačiū Jums, kad buvote su mumis. Iki kitų susitikimų eteryje. Sudiev.